Sveiki, tobulai netikėti žmonės. Aš, žurnalistė Žydrė Dargužytė, pristatau jums naują kūrybinį projektą Tobulas netikėtumas. Nuo šiol kiekvieną savaitę kartu su kolegomis Ramūnu, Mintaute ir Egle kviesime jūs į pasimatymus su nuostabiais, kūrybiškais žmonėmis netikėtose erdvėse. Klausykit, gal žinot, ieškau tos lietuvių fotomenininko knygos Žiedai tarp žiedų, kur nuogas moteris subtiliai fotografavo. O žiūrėjte, nes... Ramas Brum! O kas jis toks? Žinot? Tobulas marketingistas. Tinai pakvieskit pasimatymą. Idėja? Labas, Ramūnai. Labas, Žydrė. Kaip malonu tave matyti čia. Ką veiki? Nieko, dirbu prie kompiuterio šiek tiek. Ai, žinau, aš tuos tavo darbus, užtenka dirbti, kiek galima. Tai varom pasimatymą. Turi savo mėgstamą vietą. Galim į viešbutį, pinigų nelabai turiu, bet į hostelį galime eiti. Aš tave stebiu įvairiose Vilniaus erdvėse jau turbūt keletą mėnesių ir kuo ilgiau tave stebiu, tuo įdomesnis man daraisi. Pasižiūrėjus į tave, į tai, kaip tu veiki, kaip tu elgiesi, kaip tu bendrauji su žmonėmis, susidaro įspūdis, kad tu nedirbi, kad tu tiesiog skrendi gyvendamas. Ar aš teisi? Iš tikrųjų taip. Pirmas dalykas, galbūt aš iš gyvenimo nereikalauju tiek daug, kiek norėčiau iš jo gauti. Man atrodo, yra svarbu gyvenimą surasti tą tokį stabilumą, kaip tau atrodo, kad dar kažkiek tai reikia daugiau ir tu būsi laimingas, tai to daugiau negauni, bet tiesiog lieki laimingas. Aš galbūt labiau orientuojasi ne į darbo kiekį iš tikrųjų, ne į tą laiką, kiek aš skiriu darbo, o į kokybę ir kiek kokybiškai tai atlieku. Tu gali savo įsikelti galbūt 1000 klausimų, bet tie 1000 klausimų nebus tokie svarbus kaip vienas, pavyzdžiui, kodėl arba kaip. Dėl ko? Ar iš tavo atsakymo reiktų suprasti, kad tavo širdis laisva? Oi, mano širdis vis laik laisva. Bet kas uždega tavo akis? Kas? O šiuo metu irgi man uždegė akis. Kiekviena mergina iš tikrųjų yra tokia, galbūt nueisiu biški lankas, bet man patinka visos moteris. Kokios jos bebūtų, jaunos, tenai vyresnės, jos iš tikrųjų kiekviena turi savyje tokį gerą šarmą. Iš tikrųjų, kai klausau tavęs, man atrodo, kad viskas tavo gyvenime tobulai iki begalybės, nes tu sieki visur, kas tai bebūtų, ar darbas, ar santykiai su žmonėmis, tokio maksimalaus gėrio. Tai reiškia, kad ieškai to, kas tikra tau. Taip, iš tikrųjų, kas yra, pavyzdžiui, tikra, kas netikra, taip. Tai reiškia, jeigu tu kažką tai sakai ir tu tuo tiki, tai reiškia, tai yra tikra. Tiesą pasakius, iš tikrųjų esu išbarstęs save, nes patirtis yra žiauri. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės jos neperka paslaugos kaip paketo, jos perka rezultatą. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, man atrodo, ir tu turi patirties su marketingo. Kaip žmogus kažko tai bando nusipirkti, kas yra neįsivaizduojama iš tikrųjų. Kas yra rankom neapčiuopiamai, ypatingai kaip yra internete. Ar vidinės harmonijos atsiradimas tavo gyvenime yra siekiamybė? Kaip tu žinai, kad tu gali gauti iš gyvenimo daugiau, kažko tai siekti, galbūt būti pedantiškas pats su savimi, tiesiog su savo mąstymu, su savo elgesiu, tai turi galimybę labai greitai evoliucionuoti. Ir kartais, kai būna santykiai, tai kartais būna yra pliusas, kad yra palaikymas iš šitos pusės, bet yra minusas, kad tu kaip asmenybė, kaip vienas žmogus sunkiai evoliucionuoja tada tuo atveju. Ar tu gyvenime buvai atsidūręs ties ta riba, kai tau reikėjo ieškoti psichologo pagalbos arba artimųjų žmonių, draugų paramos?
Šiaip tai buvo dabar, kaip tu pasakai, iš karto prisiminiau kelis tokius atvejus, kad taip, buvo tokie, bet galbūt buvo tie nudegimai labiau ne nuo darbo, o labiau gal nuo santykių. Kas galėtų tave palaužti, pavyzdžiui, asmeniniuose santykiuose? Ko tu negalėtum toleruoti, ištverti, atleisti? Dabar iš tikrųjų santykiuose galbūt galėčiau ištverti viską, bet pavyzdžiui, kalbant apie tai, ko aš negalėčiau, galbūt nužudimą, tas žmogžudystė turbūt yra didžiausias toks dalykas, kurio sunkiausia galėtum pergyventi. Žinai, klausau tavęs ir prisimenu vieną frazę, kurią tu labai drąsiai pasakei pakankamai dideliai auditorijai. Žinot, žmonės, aš esu dislektikas. Kaip tau ši savybė padeda plėtojant harmoningą ryšį su aplinkiniais? Galbūt jinai ne tiek padeda, galbūt šiek tiek trukdo, nes aš esu pakankamai stiprus vizualas. Ar pagalvoji kartais, kad tu turi šeštąjį jausmą arba neįgalių gebėjimų? Ne, tiesiog kiekvienas žmogus turi savotišką nukreipimą. Iš tikrųjų, nėra sveikų žmonių, tiesiog yra kažkokia siekimybė, aš esu sveikas. Man psichologas įrodė, kad aš esu sveikas, arba ten gydytojas įrodė, kad esu sveikas. Svarbiausia, kaip tu viduje susigyveni su savimi ir kaip tu susigyveni su aplinka. Man atrodo, tai yra svarbiausi dalykai. Tai tiesiog aš kartais atrandu tokius momentus, kada reikia tiesiog persijungti. Tiesiog tuo momentu, negalvoti apie jokias pasiekmes, negalvoti apie vakar, negalvoti apie šiandien, neanalizuoti, tiesiog išjungti savo mąstymą ir tiesiog tokiu panašiu būdu, kaip būna, kaip per jogą, per meditaciją, tu tiesiog kvėpuoji, observuoji aplinką ir tiesiog tu esi čia ir dabar. Man pačiam, man yra daug kartų džiaugsmingiau, kaip tu eini gatve ir tu matai, draugas, kuris šypsosi, tiesiog, kuris prieina prie savęs ir sako, o, labas, Ramai, kaip sekasi? Man yra, tai yra didesnė dovana, negu tiesiog kažkoks turėjimas, kišenė, galbūt 1000 litų, ar ten 10 000 litų. Taip, iš dalies tai suteikia saugumo jausmą, bet saugumo jausmas turėtų būti jis natūralus. Ir aš parekomenduočiau žmogui, suprasti, kas jam teikia gyvenime džiaugsmą. Iš tikrųjų, kur yra tas dalykas, kuris sakytų, blemba, visus pinigus atiduočiau dėl to, kad aš galėčiau tai daryti. Kas dabar man yra svarbiausia, sugebėti kitiems padėti ir mokyti. Man tas teikia labai didelį džiaugsmą. Tas ne vien tik tas buvimas prieš kitus ir to autoriteto galbūt parodymas, o tos pateikimos informacijos naudingumas ir jo galimybė kitiems žmonėms tai pritaikyti. Suteikia tokį įdomų, tokį dalinimosi džiaugsmas, galbūt tai išsireiškus. Jeigu žmogus neturi problemų, tai jis neevoliucionuoja, jis neauga. Tu visą laiką turi turėti problemą, kažkokią problemą, kurią tu nori spręsti. Problemos ieškojimas, problemos sprendimas tau leidžia augti ir judėti toliau. Tie žmonės, kurie sako, oi, blem, aš neturiu jokių problemų. Tas žmogus yra, aš vadinu, kad jis yra miręs. Pavyzdžiui, aš turiu daug problemų ir mano, tas problemų sprendimas man jis pats suteikia džiaugsmą. Tas kelias, kuriuo aš einu, tiesiog, nežinau, jis mane pakelia, tiesiog kiekvieną dieną aš galiu keltis, eiti, daryti kažką ir kažkur tai save realizuoti. Kažkaip tai prisidėti po savęs. Ramūnai, iš tikrųjų labai dėkinga esu tau už tokį nuoširdų interviu, kuriame tu, buvai tikras Ramūnas, tikras tas spindulėlis, kuris iš tikrųjų šviečia šitose paprastose Vilniaus gatvėse. Bet aš dar noriu tavęs paprašyti vieno dalyko. Ar tu atlaikytum dar vieną išbandymą? Kokį? Berniukai, su jumis laida Tobulas netikėtumas. O su manim žvaigždė Ramūnas Brūzgys, marketingo specialistas. Ir jūs dabar turite galimybę čia ir dabar vidury aikštės užduoti jam labai asmeninį klausimą iš jo gyvenimo. Ir jis turi čia vidury aikštės atsakyti, va šitam dangui ir mums. Taigi jisai laukia jūsų asmeninio klausimo. Aš jau net nežinau, ką čia paklausti. Kokį asmeninį jam? Asmeninį? Taip, labai asmeninį, va, prašau. Abu su odinėm striukėm, prašom. Kiek merginų esi turėjęs? Kuria prasme merginų? Kaip statusas yra, kad aš vaikinas, tu mergina mano? Jeigu tokį ganėtinį intimų gal klausimą lovai. Oi, blemba, neskaičiuoja. Neskaičiuoja? Ne.
kol merginos neturiu, reiškia, nei vienos neturėjau. Ačiū, žmoniukai. Jūs nuostabūs. Ačiū jums. Žiauriai gera. Knygų praskaitėm, nežinau. O! Ačiūdėk, kad tai yra. Nu labas, klausyk. Labukas. Buvau vonioj su Ramūnu. Vanioj? Nerealioj vonioj. Tai ką darėm? Išgirdau visko. Žinau instrukciją, kaip reikia beveik nieko nedirbti ir visada šviesti. Tiesiog atsikeli 9 ryto, išsikepi kiaušinienę su rozmarinu, nueini į Jamaikos hostelį ir leidi savo dieną. Ne, juokauju, iš tikrųjų buvo viskas kitaip. Nerealus pašnekovas. Toks psichologizmas, tarsi būtų mąstytojas. Labai įdomu iš tikrųjų, kaip jūs. Mes tai čia knygų tiek skaitėm, vartėm, aš asmeniškai.